Tai skambinti tada gerai? O, gerai. Ir kai paskambinsi, aš tą laiką nuspręsim, kaip čia kada važiuoti. Nu, čia smėliai iki. Yeah. Sveikas! Kaip žuvys, suvalgė visas? Kad taip? Nu va. Tu trumpai dėl blykstės, tu sakai, ten kažkaip tau blogai dirbo, ne kažkas tai? Tu sakai, pasibandysi, kai kavą, tai silpnai, tai stipriai kavą. Nu, iš to, kad šitį dabar fotkinau tą penktadienį, žinai, 5 dieną. Ir kažkaip žiūriu, kažkaip tik atsirti, žinau, tai kavo, tai perkrova, kažkaip nesupratau irgi, žinai, vairą. Ai, ant autoiso, ne? Ir diskomfortą jaučiau, žinai, nes kalbu ir taip, žinai, žiūriu, bėdai neišdegė, kitoj vietoj gali supranti visas lyg normaliai, bandžiau ir taip, su tono kompensacijos nežaidžiau. Nu, vienu žodžiu, po to šią sumažino tą galingumą jo, žinai, ten ilgai galvoju nebekalt, negu perkalti, žinai. Tai aš dabar vežu, žinai, pas Meškauską, sakau, tai reikia papasakoti situaciją, kaip, žinai, kas yra. Aš irgi variantas, aš to nepagalvojau, nepadariau šito. Aš galvoju, matai, gal kondensatoriai pasikrauna negerai. Gali būti kondensatorius, sakysim, persikrovęs, išsprogęs, koksai kitam gal krūvis tenka, žinai. Ten kažkaip tai būt, man atrodo, 5-6 metų tetas, kiekvieną kryslės įpaleidžia, aš žinau, ką aš keistų. Iškrauna šitie spalvos atskiras tokias dalis. Tai kiekvieną šitą palpelį taikį 4 turų išskrauna, kokius 4 metus čia. Ai, toks variantas, ne? Teoriškai. Nes matai, man buvo anksčiau taisyta pas Meškauską šitą blykstę. Aš ją taisiau kažkada tai, nes šitas buvo, kad kalė be jokio, supranti, visą laiką vienodai kalė. Neveikia šitas auto, ten kažkoks tas autofokusas, kas tenai. Jo, signalą negaudavo, vienu žodžiu, jisai kaldavo vienodu stiprumu. Supratau tada, tai gal tada aš... Jo, visi pajudėjau tą pusę, tai nuvažiuoti pas Meškauską, pasišnekėsi, gal pas jį žinoma yra situacija. Tai tiek, va, ten norėjau tada, tai
Nu, okei, davai, žodžiu, tai tiesą pasakius,